Dėstytojo darbas su ETD dokumentu. Norėdami prisijungti prie sistemos, interneto svetainėje spauskite nuorodą „Įkelti į Alaba talpyklą“. Atsidariusiame lange nurodykite instituciją ir įvedę prisijungimo vardą bei slaptažodį spragtelėkite mygtuką „Prisijungti“. Autoriui įkėlus ETD dokumentą ir pakeitus dokumento būseną į „Perduoti darbo vadovui“, sistema elektroniniu paštu informuoja darbo vadovą apie ETD dokumento pateikimą. Darbo vadovas prisijungęs prie sistemos patikrina pateikto ETD dokumento duomenis. Taip pat turi patikrinti pateikto pagrindinio dokumento plagiato patikros rezultatus, naudodamasis EPAS posisteme ir nustatyti, ar tai nėra plagiatas. Pateikto dokumento metaduomenyse ties pagrindiniu failu yra patikrinamas EPAS patikros rezultatas – dokumento panašumo procentas. Spragtelėję nuorodą panašumo procentas, atsidariusiame EPAS posistemės lange peržiūrėkite dokumentų sutapties ataskaitą ir nurodykite, ar rasti sutapimai yra plagiatas, citata ar kita. Taip pat galite įrašyti pastabas apie registruojamo dokumento įvestų duomenų korektiškumą ar dėstytojo sprendimą dėl nustatyto plagiato. Jeigu autorius įvedė neteisingus duomenis apie ETD darbą, įkėlė netinkamą ETD darbo failą arba buvo aptiktas plagiatas, reikia pažymėti, perduoti autoriui patikslinti. Jeigu duomenys pateikti teisingai, reikia pažymėti kitą atitinkamą veiksmą ir spragtelti mygtuką „Išsaugoti“.